Mums greitai 25. Ta proga mes ruošiame ir pagaliau paruošėme jums ypatingą dovaną. Užsisakykite Baltikum skaitmeninę televiziją, išsirinkite teminį TV paketą ir 25 mėnesius žiūrėsite jį nemokamai. Baltikum. Dovanų maratonas tik prasideda. Pirmadienio sausio 6 dienos Jurbarko žiniose matysite. Šiandien Jurbarke lankėsi 3 karaliai. Praėjusiais metais Jurbarko rajone išvengta žmogžudysčių ir aukų autoįvykiuose. Apdovanoti konkurso Eko žvaigždė nugalėtojai. Sužaistas 8. Jurbarko krepšinio lygos ratas. Šiandien sausio 6 dieną švenčiama 3 karalių šventė, kuria tradiciškai pasibaigė kalėdinis laikotarpis. Vėl sausio 6, 3 karaliai, mes Jurbarke labai džiaugiamės, kad vėl lankomės šiame mieste. Deja, su ta mintimi ir tais palinkėjimais, kad žiemos šventinis periodas baigėsi. Prasideda naujų metų, nauji darbai, kuriuos visus linkime pasitikti darbingai, pamąsčius, paplanavus ir kad visi nauji sumanimai, kuriuos sugalvojote naujų metų naktį ir per kalėdas, visiems jurbarkiškiams išsipildytų. Linkime to. Linkime Ir to. laiminam visus. Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais savo kelionę po Jurbarką 3 karaliai pradėjo nuo apsilankymo savivaldybėje, kur ant valdininkų durų užrašė raides bei visus sveikino šią dieną giedama giesme. Dievo kūdikį, brangią dieną švęsdami, užgimimo viešpaties, linksminkimės ir džiaukimės. Dievui garbę duodami giedokime, linksminkimės ir džiaukimės. Dievui garbę duodami giedokime. Iš savivaldybės karaliai pasuko kitų valstybinių įstaigų link, o kiek vėliau apsilankė miesto vaikų darželiuose, kur kartu su vaikais atsisveikino ne tik su šventiniu laikotarpiu, bet ir kalėdinė eglute. O kokie jų vardai? Bengelis ir Baltazaras. O aš kas būsiu? Ką nešantis? Žvaigždę, kuri parodė. Aplankę mažuosius 3 karaliai pasuko į miesto mokyklas, o po pietų jos buvo galima sutikti gydymo įstaigose. Čia jie apsilankė sutrikusio intelekto jaunuolių dienos centre ir Jurbarko ligoninės vaikų skyriuje. Pokalbį su etnologe, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyriausiąja specialiste Regina Kliukienė apie tai, ką simbolizuoja 3 karaliai ir kaip jie Jurbarko rajone būdavo pasitinkami seniau, kviečiame žiūrėti šios savaitės trečiadienį, sausio 8 dieną, laidoje Jurbarko žinios. Jau ne pirmus metus senų ir naujų metų sandūroje Jurbarko rajono policijos komisariate organizuojamas susitikimas su rajono žiniasklaidos atstovais, kurio metu pateikiama praėjusių metų nusikaltimų ir kitų įvykių statistika, pasidžiaugiama nuveiktais darbais bei aptariami sunkumai, su kuriais užtikrinant ramų rajono gyventojų gyvenimą susiduria mūsų rajono pareigūnai. Praėję 2013 į Jurbarko rajono policijos komisariato istoriją įėjęs kaip metai, per kuriuos nebuvo užregistruota nei vieno nužudymo atvejo. Tiesa, vienas mirtimi pasibaigęs nusikaltimas buvo įvykdytas praėjusių metų rudenį, kai Šimkaičiuose savo namuose buvo užpulti ir sumušti 2 senoliai, iš kurių vienas vėliau ligoninėje mirė. Tačiau šis atvejis policijos pareigūnų buvo traktuojamas tik kaip apiplėšimas, o ne žmogžudystė. Pasak kriminalinės policijos skyriaus viršininko Aivaro Dumčiaus, praėjusiais metais atliktų ikiteisminių tyrimų skaičius, siekiantis daugiau nei 800, yra pats didžiausias per pastarąjį 5-metį. Jeigu kalbėt apie dar ikiteisminius tyrimus, kurie buvo pradėti dėl mirties aplinkybėm nustatyti ir paieškos bylas, bei pridėti tuos ikiteisminius tyrimus, kurie buvo persiųsti tirti Jurbarko policijos komisariatų iš kitų policijos komisariatų, tai pernai metais mūsų tyrėjai tyrė 850 ikiteisminių tyrimų.
Jeigu kalbant apie 5 ar daugiau metų statistiką, tai praktiškai pažiūrėjus nuo 2007 metų, kiekvienais metais vidutiniškai po 50 ikiteisminių tyrimų buvo tyrima daugyn. Jeigu kalbant apie ištirtas baudžiamąsias bylas, tai vėlgi šis ištyrimų rodiklis 407 nusikalstamos veiklos, tai yra geriausias per pastarąjį dešimtmetį. Dar viena gera žinia tiek policijos pareigūnams, tiek ir gyventojams pasidalinęs Jurbarko rajono policijos komisariato viršininkas Mindaugas Bernauskas įvardino tai, jog praėjusiais metais mūsų rajone autoįvykiuose nežuvo ne vienas žmogus. Pasak jo, tai yra bendras visų už žmogaus saugumą kelyje atsakingų asmenų laimėjimas. Pirmi metai 2013, dabar jau galima sakyti drąsiai, nes jie pasibaigė, kada eismo įvykiuose nežuvo nei vienas žmogus. Tai būdavo statistiškai įvairiai, būdavo ir 10, ir 11 žuvusių, ir 5, ir 6. Šiais metais tokių žuvusių neturim, tai mes jokių būdų neprisimam tų laurų vieni. Tai yra bendras visų darbas. Aišku, ta pati žiema, tas pats oras įtakojo, jog metų pabaigoje buvo sąlyginai geros eismo sąlygos, taip pat kelininkų darbas, darbas mokytojų mokyklose, darbas tėvų su vaikais namuose, taip pat be abejo kažkiek ir mūsų pareigūnų darbas. Pagrindinėmis problemomis, trukdančiomis tinkamai atlikti policijos pareigūnams darbą, buvo įvardintas pačių policijos pareigūnų trūkumas. Vien tik prevencijos poskyryje šiuo metu ne tik trūksta 6 pareigūnų, bet ir nėra paties būrio vado. Tiesa, daugiau nei pusė šių etatų teoriškai yra užpildyti, nes 4 šiame poskyryje dirbančios pareigūnės šiuo metu yra vaiko auginimo atostogose. Tačiau praktiškai jų darbe nėra ir jų darbą turi atlikti kiti, jas pavaduojantys pareigūnai, kuriems darbo tikrai netrūksta, nes jau mažiausiai 3 metus iš eilės kasmet registruojamų įvairių pranešimų skaičius perkopia 4000 ir šis skaičius nuolat auga. Vien praėjusiais metais buvo įvykdyta 721 nusikalstama veika, kai tuo tarpu prieš 2 ar 3 metus šis skaičius siekė tik kiek daugiau nei 600. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir praėjusiais, sunkiausiai policijos pareigūnams sekėsi tirti vagysčių atvejus, kurių skaičius pablogėjus šalies ekonominiai būklei, pasak Mindaugo Baranausko, nuolat auga. Tomis pačiomis problemomis, kaip ir policijos pareigūnai, darbuotojų trūkumų ir dėl to nuolat augančių darbo krūvių, susitikimo metu guodėsi ir Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Raimundas Vasiliauskas. Kas metais daugėja pastoviai ikiteisminių tyrimų, atliekamų kiekvienam rajone šitie skaičiai išauga, taip pat daugėja ir priimtų nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, apeliacijų, kurias dar mums reikia važinėti, būtent į Kauno apygardos apeliacinį teismą. Tai irgi sąnaudos, turint omeny, kad čia Jurbarkas turi dalytis tik tai vienu tarnybiniu automobiliu ir 4 vairuotojų etatų. Tai reiškia, įdiena 2 valandas, o išbūna visą dieną Kaune. Yra tokie sunkumai mūsų galbūt čia. Laikinas dalykas, dar viena yra bėda kame, kad po šios reformos žmonės kartais pasimeta ir nesusigaudo, kur kreiptis, kur ieško tos teisybės, ar į Marijampolę, ar į Jurbarką, ar į Kauną. Penktadienį sausio 3 dieną Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko baigiamasis konkurso parodos Eko kalėdinė žvaigždė renginys, kurio metu buvo apdovanoti jo nugalėtojai. Jau ne pirmus metus Jurbarko švietimo centro organizuojamas konkursas didžiųjų metų švenčių išvakarėse kviečia visų ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinius, mokyklų 1–12 klasių mokinius, jų mokytojus ir tėvelius, bei visus Jurbarko rajono bendruomenės narius, įstaigas ir organizacijas iš ekologiškų medžiagų gaminti kalėdinės eglutes ir jų dekoracijas, tokiu būdu skatinant visų kūrybiškumą ir aktyvumą, propaguojant jų ekologinę kultūrą. Nes pagrindinis šio konkurso tikslas yra, kuriant grožį, atkreipti dėmesį į ekologiją ir gamtos saugojimą. Šiais metais dalyvavo apie 60 dalyvių, 60 darbų iš Jurbarko rajono ir Tauragės mokyklų. Iš tiesų dalyvių būta daug ir darbų būta labai įvairių. Ir šiais metais, kaip ir visais metais, pagrindinė idėja yra ekologijos išsaugojimas. Tai yra darbai, kurie yra gaminami iš antrinių žaliavų ir mintis yra nešti ne tik tai šventę kaip po tokią ir puošti namus, bet ir saugoti gamtą ir auginti atsakingą visuomenę. Tai buvo pagrindinis šventės uždavinys ir parodos.
3 metus iš eilės buvo kūrimos ekologinės eglutės, tačiau šiemet buvo nuspręsta vietoj jų pakviesti visus pagaminti kalėdinės žvaigždės, kurios beveik visą mėnesį puošė Jurbarko viešosios miesto bibliotekos foje langą. Kadangi tai buvo ne tik paroda, bet ir konkursas, visi darbai turėjo atitikti tam tikrus reikalavimus. Kalėdinė žvaigždė, eglutės žaisliukas turėjo būti pagamintas iš antrinių atliekų plastiko. Žvaigždė turėjo spindėti žaliu, raudonu, baltu ar sidabriniu atspalviu, darbas atliktas panaudojant įvairias technikas – rišimo, siuvimo, mezgimo, pynimo, dažymo, klijavimo, karpimo, mozaikos ar kitus būdus. Neribojimas buvo tik vieno daikto autorių atlikimo skaičius ir jų amžius. O komisija atrinkdama pačius geriausius darbus vertino kūrinio originalumą, atlikimo techniką, estetiškumą ir atlikimo kokybę. Iš tiesų komisija visuomet jinai turi skirtingų minčių ir mes dėl to šiais metais dirbom etapais. Pirmiausiai komisija vertino kiekvienas atskirai, o po to susirinkom kartu ir bandėm suvesti bendrus rezultatus. Bet dėl pirmų vietų šiais metais buvom vieningi. Visi nugalėtojai buvo apdovanoti garbės raštais. Dėl geriausiųjų vardo ikimokyklinės ir priešmokyklinės amžiaus grupėse varžėsi Jurbarko mokyklos Ąžuoliuko auklėtiniai. Pirmoji vieta atiteko šios mokyklos Širdukų grupiai, 2 antros vietos Saulėgražiukų ir Giliukų, o 3 atiteko Obuoliukų ir Musmiriukų grupėms. Pradinio ugdymo amžiaus grupėje geriausių darbelių autorės buvo pripažintas Darbščiųjų ir Išradingųjų klubas, 2 vietą užėmė Tadas Vasiliauskas, Brigita Gustaitytė ir Aistė Tamulytė, o 3 vietos laimėtojomis pripažintos Agnė Bartusevičiūtė ir Ernesta Verpiotaitė iš Darbštolėlių būrelio. 5-8 klasių amžiaus grupėje nugalėjo Dominykas Jelčius. 2 liko Raimundas Aputis ir Kamilė Gudmantaitė, o 3 vietos diplomas buvo įteiktas Monikai Šakaitytei. Suaugusiųjų grupėje 1 vietą užėmė Eita Bajorinienė, 2 Julija Vasiliauskė, o 3 Rita Valiutienė, kuriai atiteko ir specialus savivaldybės administracijos švietimo skyriaus prizas. Lankytojų simpatiją pelnė Martynos ir Medos Sakalauskaičių sukurta Eko žvaigždė, o konkurso organizatorių švietimo centro prizo buvo apdovanota Jolanta Pocienė. Visus šiam konkursui pristatytus darbus bus dar galima pamatyti visą šią savaitę. Lankytojai dar galės visą savaitę grožėtis, kadangi tai buvo ne tik paroda, bet ir konkursas, todėl darbeliai buvo koduoti, buvo su numeriais, dabar mes juos jau atkodavome ir galės lankytojai matyti ne tik tai parodos darbelio numerį, bet ir kas ją padarė, kas tą darbelį padarė. Tai visą savaitę iki penktadienio Jurbarko viešoje bibliotekoje dar bus galima grožėtis šiais darbeliais. Vakar Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto komplekse buvo sužaistos 7-ojo Jurbarko krepšinio lygos rato varžybos, kuriuose pralaimėjimus patyrė Klausučių kreditų unijos, ZTS Viesulo, Bišpilio, Smalininkų ir Jungtinių pajėgų komandos. Pirmose varžybos rezultatu 78-89 pergalę prieš Klausučių kreditų unijos komandą šventusi Euros ekipa į turnyrinę lentelę įsirašė 6-ąją pergalę ir toliau žengė turėdama tik 1 pralaimėjimą. Tokį patį laimėtų ir pralaimėtų varžybų santykį turi ir Jurbarkiškis LT ekipa, kurios vakar dienos varžovais buvo ZTS Viesulas. Pasibaigus visam rungtynės kitam laikui, jie šventė pergalę rezultatu 65-49. ZTS Viesului tai buvo 2 pralaimėjimas iš eilės. Tik 1 pralaimėjimą po vakar dienos turi ir Raudonės ekipa, kuriems vakar nesugebėjo pasipriešinti smalininkiečiai. Jų susitikimas pasibaigė rezultatu 87-75 raudoniškių naudai, o po 2 savaičių įvyksinčiame 8-ajame rate jų laukia dvikova su Euros vyrais. Antrąją pergalę iškovojusi Girdžių ekipa, nugalėjusi pergalį skonio dar nepajutusios Bišpilio komandos, užsitikrino 7 turnyrinės lentelės vietą. Pačiomis įdomiausiomis vakar dienos varžybomis būtų galima įvardinti paskutinį susitikimą tarp Jungtinių pajėgų ir Vilkų komandų, kuriuose kova už pergalę virė beveik visas 40 minučių. Tačiau puikiai sužaista pirmoji rungtynių dalis Vilkams leido įsirašyti 2-ąją pergalę, Jungtinės pajėgas turnyrinėje lentelėje nustumdama 1 laipteliu žemyn. 8-asis Jurbarko krepšinio lygos ratas bus žaidžiamas po 2 savaičių sausio 19 dieną. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Kai sieki profesionalumo.
Jis sugeba nustebinti, kai nori pramogauti. Ir padeda, kai nori laimėti. Jis nepakeičiamas, kai ieškai informacijos. Jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas.